plaukimas yra labai didelė mano gyvenimo dalis. Aš nuo jau kelių mėnesių jau į baseiną, mane mama čia atvedė, tai realiai jinai viską ir pradėjo ir po to jinai mane nuvedė ir pas mano pirmą trenerį Romualdą Bičkauską. Tai tiesiog visą tą meilę sportui ir mėgavimasis tuo. Labai dažnai galime matyti ir pas kitus sportininkus, jog labai visi palaiko ir džiaugiasi, kai kažkas yra laimima ir kai padaroma geras rezultatas, bet kaip tik to palaikymo labiausiai reikia, kai yra nesėkmės, yra kažkoks sudėtingesnis laikotarpis. Tai tas visas palaikymas ir supratingumas visomis situacijomis, visais atvejais yra, manau, pats svarbiausias. Žinoma, mano trenerė Rasa Mažutaitienė, bet aš pradėjau pas jos tėtį Romualdą Bičkauską, tai jis dar toks dar nuo pačių pirmų dienų mano treneris. Taip pat mano žinoma šeima visa, mano mama, mano tėtis, mano sesė ir brolis, mano visi draugai, visa mano aplinka artima, mano sporto psichologas, mano kineziterapeutai ir masažistai. Tai tikrai ta komanda yra labai didelė ir čia, manau, tik ir parodo, jog visi šie žmonės, taip, plaukimas yra individualus sportas ir tu realiai, kai stovi prie to bokštelio, tu jau viskas priklauso nuo tavęs, kaip tu padarysi, bet iki to bokštelio nueiti, tai vis labai daug žmonių prisideda. Mano aplinka manęs nespaudžia, jinai mane skatina mėgautis to sportu. Tai aš sakyčiau, tas man yra svarbiausia, būtent, plaukti ir dėl to rezultato, bet ir nepamiršti, jog tai visgi yra sportas, kurį aš myliu ir kurį aš noriu daryti. Didžiuojos, esu labai pakylėta, didžiuojos dukra, tikrai, wow, šaunuolė. Manau, Gabrielės kaip sportininkės kelionė jau prasidėjo ankstyvoje vaikystėje ir aš manau, kad kiekvieną jauną, mažą žmogutį reikia motyvuoti, reikia skatinti, kad jisai domėtųsi. Manyčiau, stiprybė. Labai stiprus žmogus sugebantis įvairiose stresinėse situacijose surasti maksimaliai galimą variantą, sprendimą, sakysim taip. Kaip tu vis tiek gali abejosami, jeigu tu to nepabandėjai, tai aš laiką vis tiek sakau, jog tiesiog pabandykit, jeigu pamatysite, kad nepatinka ar ne jūsų ta veikla yra, tai čia ne pasaulio pabaiga. Sėkmė ir laimėjimai neateina taip iš karto, jų reikia siekti ir svarbiausia turėti gyvenime tikslą ir jeigu tu diena iš dienos eisi tikslo link, tai būtinai sėkmė ateis.